Nu, davai, darom. Labą dieną visiems susirinkusiems. Šiandien mūsų apšvito stalo tema yra tęsinys temos, prie šito stalo diskutavo europarlamentaras Zigmas Balčytis, buvusi premjerė Kazimierė Prunskienė ir Danas Arlauskas, Darbdavių konfederacijos generalinis sekretorius. Vis tik tai sukėlė nemažą minčių ir todėl savo mintim nutarė pasidalinti prie šito stalo tą pačią temą. Kodėl Lietuvoje algos lietuviškos, o kainos europietiškos, nepriklausomybės akto signataras, žalgirietis Rolandas Paulauskas. Tai prašau, Rolandas. Labą dieną visiems. Na, aš suprantu iš pavadinimo, kad mes lyginame su Europa savo gyvenimo lygiu. Ir mus netenkina tie jausmai, kurios sukelia tas lyginimas. Tai dabar pirmas klausimas. Su kuo mes save lyginam ir manom, kad gyvenam blogiau, kalbėdami apie Europą? Juk tai turbūt sutiksit, nėra Bulgarija, tai nėra turbūt Rumunija, nelabai yra ir Portugalija, Graikija, Pietų Italija. Šitą viską turbūt mes atmesim. Kažina, ar Airija šiais laikais jau tiktų į tokį ryškų pavyzdį, su kuriuo mes norėtume save lyginti. Ir lieka kas? Lieka Skandinavija, lieka Vokietija, Šveicarija, Prancūzija, Belgija, Olandija, Anglija. Štai keletas Europos valstybių. Lygindami save su kuriomis, mes matom, kad pas mus yra per mažos algos, per didelį atlyginimą ir kyla tas nepasitenkinimas, apie kurį mes šiandieną ir kalbėsim. Apsibrėžiam ratą. Užmirštam šiandieną Afriką, užmirštam Aziją, užmirštam Pietų Ameriką, kur yra daug valstybių, bet su jomis mes save nelyginam, o jeigu ir lyginsim, tai pasirodys, kad netaip jau blogai ir atrodo. Taigi apsibrėžiam. Tai yra iš esmės senos vakarų Europos Sąjungos valstybės, tos senbuvės Europos Sąjungos. Ir dabar, lygindami save, pasižiūrėkime į savo potencialą, kaip valstybės. Ir pirmą tokią kaip ir rubriką aš galiu pasakyti. Tai yra Dievo duotos aplinkybės. Ir pirma iš jų tai yra geografija ir klimatas. Aš kai buvau moksleivis, juokais sakydavau mokytojams, kad mums turėtų mokėti kokie nors graikai, portugalai, ispanai arba pietų Prancūzijos gyventojai, tokie turėtų mokėti rentą. Visiems gyvenantiems čia šiauriai, dėl to, kad mes kenčiam šaltį, kad mums viskas brangiau kainuoja negu jiems. Aš taip jokai sakydavau ir tik po daugelio dešimtmečių aš šiandieną suvokiu, ant kiek aš tada buvau teisus pats to nesuvokdamas. Kokią įtaką daro klimatas ir geografija mūsų valstybei, kalbant apie tas kainas ir atlyginimus. Ir kai aš sakau, kad yra Dievo duotos aplinkybės, tai ką aš turiu omeny? Štai paimkim pavyzdį. Airija, kur važiuoja lietuviai šiandieną, ir Lietuva. Airijoje sausio mėnesio temperatūra vidutinė yra +7 laipsniai, Lietuvoje -5. Jau vien iš šitų skaičių jūs galite suprasti, kiek brangiau kainuoja Lietuvoje viskas. Aš turiu omeny statybos, infrastruktūra, kanalizacija, elektros tinklų tiesimas, viską reikia kasti tiek giliai, kad neužšaltų. Pamatai, sienų storis, toliau atskirų žmogaus gyvenime, žeminiai rūbai, tosolas, žeminės padangos, trigubi langai ir panašiai ir panašiai. Viso šito airiams arba visai nereikia, arba reikia gerokai mažiau. Aš jau nekalbu, jeigu mes save lyginsim su tokiomis šalimis kaip Ispanija, Graikija, Portugalija, sakau vėl tą patį pietų Prancūzija, kur klimatas yra dar palankesnis. O Lietuvoje, sakiau, -5. Dabar yra dar toks svarbus dalykas, kalbant apie klimato įtaką. Tai yra temperatūrų perėjimas per nulį. Pas mus būna labai dažnai atšilimas ir užšalimas. Ir tas daro įtaką, pavyzdžiui, kelio dangai. Ir jeigu vokietis paklojo, ten, kur yra pliusinė temperatūra, paklojo kelio dangą, arba vokietis, arba ypatingai prancūzas, italas, tas pats airis, anglas, ta kelio danga bus gerokai ilgesnė, ilgiau tarnaus negu Lietuvoje, nes pas mus tas perėjimas per nulį ir temperatūrų svyravimas nuo -40 iki beveik +40, visą tai ardo žymiai greičiau negu tenais, kur klimatas yra šiltesnis.
Visą šitą reikia turėti omenyje, kada mes kalbam apie savo kainas, apie atlyginimus ir apie savo konkurencijos galimybę su kitomis vakarų Europos valstybėmis. Dabar kitas irgi toks Dievo duotas dalykas, tai yra gamtos ištekliai. Ir vėlgi, jeigu pasižiūrėsim į savo valstybę, į savo šalį, Lietuva nelabai gali pasigirti gamtos ištekliais, jeigu lyginsim save su tomis valstybėmis, su kuriomis ir lyginam, kalbėdami apie savo kainas ir atlyginimus. Apsidarykim aplinkui. Štai, sakykim, Švedija. Geležies rūda, metalo lydimas. Iš to paskui matyt atsirado ir automobilių pramonė, nes jie turėjo metalo. Aš nesakau, kad aš aprėpiu viską ir viską, ką Švedija turi, aš tik tais duodu tam tikrus mąstymo vektorius, kad suprasti, apie ką iš viso mes turim mąstyti, galvodami apie save, kai lyginam su kitomis šalimis. Štai Norvegija. Dujos, nafta. Kai Norvegai šito nebuvo dar atradę jūroje pas save, ten buvo gana varganas gyvenimas. Toliau paimkim, sakykim, tokią Vokietiją. Anglis, geležies rūda ta pati, kitos iškasenos. Lenkija. Anglis, druska, savo metu buvo labai brangus produktas ir visiems reikalingas. Visai netoli nuo mūsų yra didžiulės druskos kasyklos Lenkijai. Lietuva šito pasigirti negali. Dabar žiūrėkit, vėlgi tos pačios šiltų orų šalis. Graikija, Ispanija, Portugalija. Kurortai. Jūs galite įsivaizduoti, kiek jie pritraukia žmonių. Jūs lietuviai važinėjat, matot, kas ten darosi. Kurortai, tai yra resursas Dievo duotas. Galų gale turizmas. Vėlgi, kadangi to šalis yra įdomios, šiltos, ten daugiau turistų važiuoja. Dabar atsisukim į save ir palyginkim. Lietuvoje kiek gali turistinis sezonas ir kurortinis tęstis? 3 mėnesius maksimum ir tai dažnai lyja. O tenais tęsiasi žymiai ilgiau. Štai jums resursas, į kurį mes turim įvertinti, lygindami save su kitomis valstybėmis, norint susigaudyti, kodėl yra tokios kainos ir tokie atlyginimai. Dabar kita tokia kaip ir rubrika būtų, aš ją pavadinau istorinis palikimas. Ką aš turiu omeny? Štai tos valstybės, su kuriomis mes lyginam save, jos šimtmečių bėgyje turėjo kolonijas. Vėlgi, apsidairykim aplinkui. Švedija valdė beveik visą Skandinaviją, turėdama gerą laivyną plaukėdavo ir šiek tiek toliau, bet ypatingai čia yra įdomios tokios valstybės kaip Portugalija, kuri turėjo kolonijas ir Afrikoje, ir Pietų Amerikoje, Ispanija, Anglija apskritai. Vienu metu, sakė, Anglijos imperijų saulė nenusileidė. Jūs įsivaizduojat, kiek resursų buvo ištraukta iš Indijos. Ir iš čia, kai jūs šiandien atvažiuojate į Angliją ir matot senos statybos gražius kvartalus, jūs įvertinkite, iš kur buvo resursai. Ir visada reikia prisiminti, kad nemaža dalis atkeliavo iš tų kolonijų, kurias Anglija valdė šimtmečiais. Prancūzija, Alžyras, Centrinė Afrika, atskiros valstybėlės Pietų Amerikoje, Latino Amerikoje teisingiau. Italija netgi turėjo koloniją Šiaurės Afrikoje. Va ta pati Libija, kur dabar vyksta karas, nebuvo Italijos kolonija. Juk visa tai atsispindi šiandieną jų gyvenime. Ir kai mes save lyginam su jais, tai įvertinkim šitos faktus. O Lietuva, kaip žinia, kolonijų neturėjo. Maža to, mes patys dažniausiai buvom kažkieno savotišką koloniją ir mus išnaudojo. Dabar kitas toks istorinis palikimas. Tai yra patys istorijos procesai, kurie vyko mūsų šalyje ir kurie šiek tiek kitaip vyko tose šalyse, su kuriomis mes save lyginam. Ką aš turiu omeny? Na štai, kad giliai labai neiti istoriją, aš paimsiu tik keletą tokių laikotarpių. Pirmas tai yra, kaip buvo panaikinta baudžiava Rusijos imperijoje, tai yra 1861 metai. Po to prasidėjo tam tikras Lietuvoje naujas gyvenimas klostys, ekonominis pirmiausia. Atsirado turtingi ūkininkai, jie sukaupė nemažą pinigą, rusiškus rublius, tos carinius rublius. Ateina 1917 metų revoliucija, arba dar anksčiau šiek tiek ir karas, pirmasis pasaulinis, 1914 metai. Ir kas atsitinka Lietuvoje? Visas sukauptis finansinis turtas, kuris buvo laikomas tais caro rubliais, jis nueina vėjais. Porą kartų kaupė tą turtą po pagalvėmis. Ir nušlavė revoliucijos vėjai ir pirmas karas visą šitą finansinį turtą.
O nemaža dalis materialaus turto, kuris buvo, sakykime, dvarų pavydalų, turtingų valstiečių sodybų pavydalų, taip pat buvo sunaikintas tų permainų vėjų. Dabar žiūrėkit, ateina vadinama smetoniška Lietuva. Žmonės vėl pradeda šiaip ne taip prisitaikyti prie gyvenimo, vėl jie sukaupia savo turtą, vėlgi tą patį litus smetoniškus, tai yra finansinis turtas, pastato kažkokius fabrikėlius, ten Lietuvos ūkis pristato pieninių visoje Lietuvoje, pradeda eksportuoti žemės ūkio produkciją, 40 metai, vėl antras pasaulinis karas ir vėl ta banga nušluoja visas mūsų litus ir praktiškai sunaikina visą materialinį turtą, kuris gamino va tas algas lietuviams iki 40 metų. Viskas nueina per nieką. Ir vėlgi vienos kartos darbas, viskas yra nušluojama. Toliau, 45 metai, vėl visiškai nauja ekonominė situacija, gamybos priemonės yra jau nebe privačios, lietuviai pradeda praktiškai nuo nulio ir iki 90 metų praktiškai, 2-3 kartos sukaupia vėl milžiniškus turtus, jau tarybiniais rubliais. Jeigu kas nežino, aš tik priminsiu, kad lietuviai tarybinio laikotarpio pabaigoje turėjo daugiausia santaupų skaičiuojant vienam gyventojui kasuose taupomosiuose, turėjo daugiausia namų skaičiuojant 100 gyventojų privačių, automobilių, televizorių ir visokio tokio dalyko. Tai yra enciklopediniai duomenys. Galite atsiversti enciklopediją lietuvišką, senąją tarybinę, ten ir surasti tuos skaičius. Lietuviai vėl prisitaiko prie gyvenimo ir vėl sukaupia tiek finansinius turtus, tarybinių rublių pavydalų, tiek materialinių turtų. Kolūkiai, fabrikai ir taip toliau. Kas atsitinka po 90 metų? Visa tai yra taip pat paverčiama dulkėmis. Visi rubliai nieko nebeverti, kolūkių liekanas jūs galite šiandieną matyti važinėdami per Lietuvą, fabrikų taip pat. Nu ir pridėkim dar vieną dalyką. Po 90 metų kas dar liko pas lietuvius? Tai porą banko avantūrų, sekundės bankeliai ir panašus dalykai, nušlavė dar tą, ką žmonės sugebėjo išlaikyti atgal Nikolajaus auksinių rublių pavydalų ar dar kažko, ir kas spėjo sukaupti jau prie nepriklausomos Lietuvos. Tai ir tą dar nušlavė. Ir dabar pasižiūrėkime šitų faktų kontekste. Pasižiūrėkime į tą šalis, su kuriomis mes save lyginame. Nei Olandijoje, nei Belgijoje, nei Skandinavijoje, nei Anglijoje, nei Airijoje. Graikijoje ten šiek tiek kitaip viskas buvo. Jūs pasakysit, Vokietija man kaip pavyzdį, viskas buvo nušluota. Taip, buvo nušluota karo, bet privati nuosavybė vakarinėje Vokietijos daly išliko. Išliko, ypatingai tose kitose smulkesnėse šalyse, išliko kapitalas, išliko elitas, kuris tą kapitalą valdė. Ir jie nepradėjo nuo nulio kaip lietuviai. Ir čia galiu pasakyti tokį pavyzdį, kad suprastumėte, apie ką šneka. Lietuvoje firmų nėra, kurios veikia 100 ir daugiau metų. O Vokietijoje yra, Skandinavijoje yra, kitose Europos valstybėse senosiuose yra tokių firmų, tokių šeimų, kurie valdo, sakykime, vienogynus Prancūzijoje. Iš kartos į kartą, šimtmečiais valdo vienogynus. O jeigu ne tą pačią Vokietiją imsim, pažiūrėkit, BMW, jis ir prieš karą buvo, ir Volkswagenas buvo, ir Opelis buvo, išliko tam tikras tęstinumas ekonomikoje. O mesgi vėl viską pradėjom nuo nulio. Tai dabar jūs įsivaizduokit, pas mus Lietuvoje kartos kūrė produktą ir sunyksta viskas. Kartos vėl iš naujo kūrė, viskas sunyksta. O tenais dalis išlieka. Aš neskau, kad ten viskas išlieka, ten irgi yra visokių reiškinių būta. Bet tam tikras kažkoks tai kiekis to turto išlaikomas ir jo pagalba jie visada startuoja iš geresnių pozicijų negu Lietuvoje mes. Ir dabar eikim prie kitos rubrikos. Apie Dievo duotas aplinkybės mes jau šnekėjom, o dabar pašnekėkim apie tai, ką mes sukūrėm patys. Rubriką aš pavadinau mūsų durnumo pasiekmes arba naivumo pasiekmes. Kada 90 metais mes persiorientavom į vakarus, mes nesuvokėm vieno dalyko. Dauguma žmonių, ir aš taip pat. Rinkos svarbos. Kas tai yra rinka? Kiek jinai turi įtakos apskritai ekonominiam gyvenim? Mes galvojam, kad svarbu pagaminti. O juk svarbu yra nepagaminti, svarbu yra rasti, kur parduoti.
Ir kad jūs suprastumėte, ir kad būtų aiškiai tokia mąstymo kryptis, aš jums duodu keletos valstybių pavyzdį. Jūs atsiminsite tas valstybės ir žiūrėkit. Bulgarija. Toj uždaroj tarybiniai rinkoj Bulgarija klestėjo dėka savo kurortų Varnos, pomidorų. Tai buvo pomidorų auginimo šalis visam didžiuliam regionui. Šiandieną bulgarai neturi kam parduoti savo pomidorų. Nes atsidarius rinkoms į vakarus ir užsidarius į rytus, paaiškėjo, kad bulgarų pomidorų vakaruose nėra kam parduoti. Ten yra pigesni ir geresni pomidorai piečiau išauginami. Bulgarai apie tai nemąstė ir mes nemąstėm ir šiandieną Bulgarija yra vienas skurdžiausių Europos valstybių. Nors anoj rinkoj buvo labai tokia normali valstybė. Net kurortai Bulgarijos šiandien yra nebereikalingi, nes visi važiuoja į Turkiją, kur yra viskas pigiau, matyt, nežinau, gal šilčiau, gražiau. Kitas pavyzdys jau mūsų kartu gyveno vienoje tarybiniai sąjungoje, tai Moldavija. Arba Gruzija, tai, pavyzdžiui, pridėk. Tai buvo klestinčios respublikos. Gruzinai buvo vieni iš turtingiausių žmonių toj tarybinėje erdvėje. Moldavai irgi neskurdo. Šiandieną Moldavija tai yra apskritai jau ten dievo užmirštas kampelis, jie ten inkstus pardavinėjo jau net, kad pragyventų. Gruzija nesenai ne visada net elektrą turėdavo. Dabar kilo klausimas, tai kur dingo jų potencialas? O atsakymas labai paprastas. Gruzinų mandarinų nereikia mums, kai mes galim juos atsivežti iš Turkijos šiandien. Nes ten tie arba dar iš kur nors, piečiau. Štai ką reiškia rinka ir galimybė įeiti tą rinką, kur tu neturi konkurentų, kur yra apsaugota rinka nuo konkurentų. Ir šiandieną tiek Moldavija, tiek Gruzija yra gana skurdžios valstybės. Jos prarado galimybę parduoti savo produktą pagamintą, nes į vakarus ten yra viskas pigiau. Nėra įėjimo į tas rinkas. Dar galim prisiminti tokį Latviją mūsų kaimynį. Prisiminkim, tai buvo 2 milijonai maždaug su trupučiu gyventojų. Jie gamino vagonus, jie gamino šilumvežius, jie gamino tokias mašinas, kurias taip ir vadinom Latvija. Sakydavo, su kuo važiavai? Aš su Latvija važiavau. Tai būdavo tokie automobiliukai, autobusiukai nedideli. Jie gamino įvairią radioelektroninę, ir taip to, ko tik jie negamino. Šiandien Latvija nieko šito negamina. Nes mes ir mes nemąstėm, kad išeidami iš rytų rinkos ir pereidami į vakarų rinką, mes turėtume kovoti už kažkokį tai savo gabalą toj rinkoje. Kad reikia turėti savo tam tikrą darbo pasidalinimo gabalą toj vakarų rinkoje. Mes apie tai negalvojom, nekalbėjom ir šiandieną mes neturim vietos. Ir užtat viso tokia produkcija šiek tiek specifiškesnė, ne tokia paprasta, kaip ten, sakykim, baldų gamyba ten ar panašus dalykai. Nieko šito mes nebegalim parduoti. Net jeigu ir pagaminsim, nebus kam parduoti. Kitas dalykas. Dar vienas pavyzdys - Suomija. Suomija tais pokariniais laikais didelė dalim savo potencialo sukaupė, prekiaudama su Tarybų sąjunga. Jinai laikėsi neutralios pozicijos ir išnaudojo tarybinę rinką. Irgi labai geras pavyzdys, ką reiškia turėti tą rinkos gabalą. Dabar eikim šiek tiek jau iš to mūsų laikmečio, kokie dar buvo mūsų naivumo padaryti žingsniai. Privatizacija ir užsienio investicijų idėja. Visi ir dabar girdit, o ypatingai prieš 20-15 metų, visi kalbė užsienio investicijos, išgelbės mus čia padarys kažkokį stebuklą ir privatizacija čia irgi viską sutvarkys. Na ir šiandieną galima atsisukti ir pasižiūrėti, ką davė šitie veiksmai. Mūsų pačių jau. Pat ir atidavę mes tas rinkas. Alų lietuviai geria ir gėrė tada, bet šiandieną alaus gamybą kontroliuoja savo didžiojoje daly užsienio firmas. Ir pelną išsiveža jau į užsienį. O didžioji dalis pagaminama alaus, tai yra lietuvių išgeriam. Lietuvoje pagaminama alaus. Lietuviai ir išgeria. Ir išeina, kad nuo kiekvieno bokalo alaus lietuvaitį, kurį gersi pasižiūrėjęs šitą įrašą,
žino, kad dalis eis danams pelno. Vat geri alaus buteliai. Kol tas alus priklausė Lietuvos kapitalų, valstybiniam ar privačiam, pelnas likdavo čia. Dabar jis yra išvežamas. Tas pats atsitiko su vaistų rinka. Bet su vaistų rinka atsitiko dar blogesnis dalykas, mes vaistų ir nebegaminam. Mes juos visus įsivežam. Ir kada mes šnekam apie didelės kainas, tai jūs turite ir suprasti, iš kur tos kainos tokias didelis. Kadangi vaistai yra importuojami, gamintojai laiko monopolį, visame pasaulyje vyksta karas dėl vaistų kainų, o mes net nekariaujam. Mes esame visiškai pasidavę plėšimui tų, kurie užsiima vaistų biznį. Nes mes savo rinkos nebeturim, vaistų fabrikų, jeigu ir yra, tai ten sanitas, tai nedidelė dalis. Cukrus. Jūs įsivaizduojat, kiek per metus lietuvis suvalgo cukraus. Ir nuo kiekvieno cukraus šaukštelio pelnas šiandien eina danams. O danai nupirkę cukraus fabrikus, nupirko ir mūsų rinką lietuvišką. Ir dabar ir cukrus išeina savotiškai dotuojamas mūsų. Jeigu nebūtų tam tikrų dalykų ekonominių ir muitų prasme, mes galėtume cukrų įsivežti pigiau. Telekomas. Va, puikus pavyzdys. Mes atseit privatizavom telekomą. Jį nupirko Suomijos valstybinė įmonė. Telekomas buvo Lietuvos valstybės, dabar jis yra Suomijos valstybės. Ir kas atsitiko? Dažnai kaip yra sakoma, taigi mokesčius moka. Na tai jokingesnį argumentą sugalvoti negali. Taigi lietuviai irgi mokesčius moka. Juk visas biznis yra daromas dėl pelno, o ne dėl mokesčių. Ir dabar kas atsitiko, kada telekomas tapo Suomiu? Suomijos pensininkas ir taip gaunantis geriau negu lietuvis. Šiandieną jūs jam pridedat nuo kiekvieno telefono skambučio. Jūs skambinat telefonu ir nuo kiekvienos minutės pokalbio kažkokia dalis pelno pavidalų eina į Suomijos valstybės biudžetą ir per tai ateina pas pensininką. Štai jau yra vienas iš šaltinių, kodėl pas mus kainos didelės, atlyginimai maži ir pensijos mažos. Nes mes remiam Suomių pensininką, o ne lietuvį. Pardavė telekomą. Tas pats su benzinu. Žiūrėkit, Statoil kolonėlės. Ką reiškia tas pavadinimas Statoil? Valstybės benzinas. Statoil tai yra Norvegijos įmonė, kur didelė dalį, dabar nežinau paskutiniais metais, bet anksčiau daugiau kaip 50% valdė valstybė. Reiškia, kas atsitinka? Jūs pildami benziną, nuo kiekvieno litro remiat Norvegijos pensininką, Norvegijos mokyklas, Norvegijos ligoninės, nes nuo kiekvieno benzino litro įpildo Statoilo kolonėlį ar Nestės kolonėlį išeina pelno pavidalų pinigai ten, kur tos firmas yra registruotos. Ir paskui nereikia stebėtis, kad pas mus algos yra mažos, o kainos didelės. Vat visi tą, ką aš vardinu, ir susideda į tas aplinkybės, kurios paskui mus verčia sakyti, kad pas mus kainos europinius, o atlyginimai lietuviški. Na ir dar pridėkim porą dalykų. Bankai. Nebeturėdami visiškai savo bankų komercinių, mes imdami paskolas, o paskolų lietuviai prisijėmė virš ausų, mes mokam palūkanas ir kur tos palūkanos eina? Jos eina vėl tiems Skandinavijos bankams. Kiek lietuvaičiai, kiek išgali remia Skandinavijos gyventojus per bankų sistemą. Nes pelnas visas palūkanų pavidalų išeina į Skandinaviją. O tai mes atidavėm visą bankininkystės rinką Lietuvoje svetimiesiems. Mūsų į jų rinką niekas neįleis. Ir mes šelpiam juos dabar. Ir kad, dar vieną pridėkim, pensijų fondai. O dabar suvilioja mus atseit privačiais pensijų fondais. Jūs atseit dabar mokėdami tos pensijų fondus ateityje uždirbsi didesnę pensiją. Tik niekas nekelia klausimo, kur jie investuoja tos pinigus. O pinigus tai jie investuoja perkaitusią akcijų rinką ir nekilnojamo turto rinką. Ir po keliasdešimt metų tie būsimi pensininkai iš šitų savo santopų nieko negaus. Tai sistema einanti į žlugimą. Bet tuos keliasdešimt metų, kol funkcionuos ta sistema, kas pasiima pelną? Pensijų fondai tie privatus priklauso beveik visi, 80% priklauso tiem patiems Skandinavijos bankams.
Štai jums dar vienas pavyzdys, kaip iš mūsų įratymo